Jūsų evoliucijos procesas yra sukurtas tokiu būdu, kad praėjus evoliuciją šioje planetoje, jūs pakiltumėt į patį aukščiausią realybės bei evoliucijos lygį. Ten jums reikia tapti tokiais tobulais, kaip pats kūrėjas, Dievas Tėvas, aukščiausia sąmonė. Jums evoliucijos procese reikia atverti dieviškąją prigimtį. Dėl šios priežasties sukurti aukštai išsivystę pasauliai bei planetos. Tam tikrais siekiais užsitarnavimu bei tam tikrų atitikimų žmogaus siela palikusi šį pasaulį pereis į aukštai išsivysčiusias planetas, kur gyvena tik aukštai išsivysčiusios asmenybės. Eilinis žmogus ten patekti negali ir tai yra neįmanoma. Jam tiesiog nebus kas veikti, nes neišsivysčiusių žmonių ten nėra. Ten gyvena aukštai išsivysčiusios sielos. Tose planetose susitiksite su serofimų armija bei didelėmis asmenybėmis, kurios užsiema pramogomis, muziką, organizuoja buitį, poilsį, apmokymus bei vystymąsi. Jie organizuoja įvairius projekcijų bei realybės lygius, tobulina naujus gyvenimo projektus ir juos įgyvendina. Studijuoja kitas planetas bei kitas realybės. Aukštai išsivysčiusios asmenybės padeda kitoms planetoms, ypatingai toms, kurios praeina polimo lygius arba randasi žemame išsivystymo lygyje. Gyvenimas ten verda. Gyvenimo reikšmė yra tame, kad pakilusi aukštesnį lygį, padėti kitoms planetoms bei kitoms asmenybėms taip pat pakilti aukštesnį evoliucijos lygį. Kosmose viskas yra sukurta pagalbos pagrindu, bei pagalba vienas kitam, kai visi rūpinasi vieni kitais. Tokia yra filosofija padėti kitam. Išsivysčiusios asmenybės, esančios aukštesnėje išsivystymo būsenoje, matydamos, kad jūs esate žemesnėje, atvyksta į šią planetą ir jums padeda. Jums tai nelabai suprantama, kaip visa tai vyksta, bet būtent taip viskas vyksta, mėlieji. Tam, kad būti, evoliucionuoti, mėgautis nepaprastų grožių, pakelti savo dvasinio potencialo lygį ir taip pat tapti kūrėjų, to reikia užsitarnauti. Būtent šioje planetoje reikia pradėti eiti teisingų kilimo kelių. Atvykęs į šios planetos žmogus iš karto susitiks su 3 išreikštomis realybėmis. Tai fizinė realybė, kurią jis matys, marontijos pasaulis, kitaip vadinamos dujų pavydalo pasauliu, ir dvasinis pasaulis. Žmogus matys asmenybės, kurios jam padės vystytis, jis studijuos ir žinos jų prigimtį bei jų evoliucijos kelią. O asmenybė savo ruožtų rūpinsis juo ir tokiu būdu padės jam atverti dieviškąją prigimtį. Aš noriu, kad jūs stebėtumėte savo vidinę būseną, bei atsikratytumėte to, kas jūs griauna. Pykčio, noro skaidyti, noro pasisavinti savo, valdyti, išaukštinti save, būti pranašumo būsenoje. Visos šios savybės nėra kosmoso įstatymai. Jos pažeidžia kosmoso realybę. Tam, kad pasiekti tobulumą, reikia savo patirtimi praeiti visą 7-ąją aukščiausią visatą. Ten jūs susipažinsite su aukštai išsivysčiusiomis asmenybėmis, jų užduotėmis bei darbu, o tuo pačiu savo užduotėmis, darbu, pasiekimais atversite savo prigimtį.